Klasės mokiniai kartu su mokinių taryba rengia akciją "Prašau, padėk man". Ji skirta bus paremti gyvūnų globos namuose gyvenančius gyvūnus. Turbūt namuose turit kiekvieną šuniuką ar kačiuką, o gal ir abu, o gal dar kas ir jūrų kiaulytę auginat ir triušiuką. Ir visi mes juos labai labai mylime. Tačiau yra tokių gyvūnų, kurie tampa nebereikalingi. O gal ir paklausiu, pasakykit, ar jūs auginat, galbūt kas paėmė iš gyvūnų prieglaudos tokį augintinį? Va, kiek jūsų. Kas auginat pamestą? Kas priglaudėt pamestą? Šimtai gyvūnų kasmet netenka savo namų. Vieni yra paprasčiausiai šeimininkų išmetami, kiti pasimetę ar gimę gatvėje. Ilgainiui visi jie išsigandę ir išalkę. Pirmiausia patenka į gyvūnų prieglaudas. Aš turiu šuniuką vardu Česteris. Mes jį radom miške, parsivedėm, pamaitinom, pašildėm ir aš katinėlį radau ant gatvės su sesėm. Mes mamos paprašysios ir tėtės paprašėm, ar galim priglausti katinėlį. Ir mes jam maisto nupirkom ir rūpinomės juo, žaisliukų nupirkom. Aš radau su mama jau į mišką ir radau tokį mažą kačiuką. Jis buvo sušalęs labai, kaip aš jį parsinešiau namo, priglaudžiau jį, užklojau, pamaitinau ir už kelių dienų jis žaidė.